Po Matsuriaus esam pasiruošime aphilui, tai reiks plėvelį langus apsiklijuoti. Nusivalyti visokius, ką prisidirbom. Ir šiaip daugiau kaip ir nieko, viskit vešim į Kretingą sutvarkyti. Tai va, čia dabar 2 varžtai ir vienas čia kažkur iš kitos pusės ir kitas čia. Tos varžtus išsisuk, išsijam fortkę ir bandysim apniaukti, nesuniauk iš langų, tai bus kaip bus. Jau prisidirbau reikalų, man rodos. Su šitais klipsais. Čia nulūžu, tai pusiai nulūžu, okei. Gal kartais reikia pasižiūrėti, kaip daryti, o ne ardyti tiesiog. Na tai va, kaip ir sakiau, šitą gaidį sulaužiau, nes čia liko plasmais gabaliuks. Nežinau, kaip čia reikia išardyti protingai, bet durnis irgi aš, kad vieną sulaužiau, galvoju, pizdu antrą, jau žinos, kaip išardyti. Bet čia šitas to biškai geriau tą pusę, nes čia dar visai lyg ir kažką darai sėdėti. O kita pusė, nežinau, nes čia jau ragai va čia. Jau nuotaikom nekokiam, nu čia į tą bardaką nekreipia dėmesį. Reiks išrasti. Varžtas. Čia 2 varžtai, čia vienas kažkur, čia vienas. Išsiam. Nu ir dar tas pipsiks. Turėtų būti kažkaip paprasčiau padaryta viskas. Tada galėčiau gonkės išsiminėti tas langus. O dabar baim išsiminėti, kad vėl nesulaužyti. Dabar reikia tos lipdukus nusiluptinink tašksaltį. Aišku, užsikliuosim naujus, nes reikia nuo prie želtonės iš išvaros reikia dėti tą apsauginį plėvelį pagal reglamentą. Vien plėvelį jau klievau, bet nulupau. Nes baisu kas daros, nes langas iš išorės kai kliuoj, jau ir paveikti visokių gruntavimų, kitų dalykų. Tai galvoju, paims pirmą poliruosiu langus ir tada klijuosiu, bus turėtų lengviau kibti. Nes dabar kol kas galvos, kad ne jo ir mes laukiam. Nu, dabar bandysim papoliruoti. Šiek sen poliruoliaus turi langų. Pabandysim biškį. Gal kažkas gausis. Tu blemba, čia tai pavariau. Kadangi biškai perstengiau, kaip vis laik. Reikia biškai pavokti, na čia taip nereikia. To skystau. Kas per daug, tas nesveika. Bandykim. Dabar bandysiu antrą kartą, nes kaip ir visai neblogai jaučiasi. Braukiant su pirštu, bet dar jaučiu taip smulki tokie sudukai. Nu dar tikėlį pravarom, bus gerai. Nuplėšiau 3 bandymą ir nusprendžiau, kad pats nebeklijuosiu to daiktą langų, nes načiuot užknis, tai apstarkau vis garažą, jaučiu pirmą apstarkau, nes čia bardaks visur. Ir tada eisim prie mašinos. Naujinsim biškį pakojus, nes neturėjau jokių, tai iš Lenkijos pats pigiausias, bet šiaip visai neblogos kokybės, atrodo, nėra visiškai nesilanks, taip durnai. Tai šito susidėsim ir daugiau nieko nedarysiu, viską. Kraunam į Kretingą ir vežam mašiną į Kretingą, o aš važiuosiu atostogų ir užsiimsiu jau naują projektą. Tokį bardaką turim. Aišku, dabar ir drožliau, nes knydėjau, bet... Nice. Tai va, bandysiu dabar sėdynį išsimti. Įsidėsiu tą po pakui ir dar reikėtų sėdynį iš tikrųjų pasireguliuoti. Tipo, sėdžiu labai patogiai, iki kol reikia išlipti ir lipti. Nes jeigu būtų krešas arba užsidegtų mašiną greitai išlipti, su šalmu neišlipčiau, tai dar kol atsisekčiau šalmą, kol ką tai užtruktų, tai dar reikės pasidėlioti. Tai va, suksim sėdynį, kaip sakiau. Sėdynį atsisukam ir žiūrėsim, ką padaryti su to sėdėjimu. Nes užknis iš tikrųjų išlipims labai apsisunkint, o kai jau išlipims apsisunkint, tai labai nezaibys. Arba reikia į pilvą neužsiauginti per žiemą. Tai dar vienas dalykas. Reikia išsivalyti salonus, pilns visokių brūdų.
Tai kaip vis laik, šankings naudosim valymui ir siurblį. Turim pakoją. Tai visai nieko tokia. Dėrės. Pas mane atsiminkim pedalai angliški. Ir visi kiti dalykai ir zaibis netelpa. Va tak, jau prasideda nesąmonės. Turim problemų čia. Tai reikės nuspjauti čia gabaliukų išsipjauti. Ir to dalys, viskas ok, bet reikia pjaustyti, reikia nesąmonės visoks daryti, kad būtų kaip, turėtų originaliai sėdėtas dalykas, bet kadangi angliški pedalai ir tik plius minus esam pasidarę, kad būtų kaip priklauso, kad būtų, tai gerai. Bandom nusipjauti kito pirmo, nes labai nenoriu kitų pjaustyti burbuliukų, kad būtų gražiai noriu padaryti. Tai va. Aš tai atsiminiau tokį dalyką, kad švada turi revelitizantą į vair stiprintuvą. Tai galvoju, reikia panaudoti, nes visgi vair stiprintuvus tikrai didelį darbą atlieka drift karas. Vis dėlto išsukimai ir visi kiti dalykai. Tai varysim visą dozę. Jie labai sunkiai naudojams. Ten paprastai ganėtinai. Čia kaip nors. Nu, ką turim? Nieko, tefs, kaip etefs. Tai va. Panaudosim šitą daiktą. Mes visi sako labai geras ir naudingas. Tai va. Sunaudojam. Supilom ir dabar 5 minutėm mašiną užvedam, palaikom. Turėtų būti kaip ir ok. Tai va, kaip ir viskas baigtas, piliau priedus vair stiprintuvos, sėdėjau pakojus, čia tokie šūdniai, apsivaliau biškį nubrozdinimus po macuriaus. Langų neužsitamsinau, bet žodžiu, dešim viskai Manji Performance dirbtuvės. Ir ten tvarkys Hebra važiuoklė biškį atnaujinimų turim pasidaryti. Garsiai ten labai nešnekam, bet išsukims tiek gerėja, tai jei kam reikės tų išsukimų, kreipkitės pas Manji Performance. Tai va, sudėsim naujus išsukimo update'us, pasibandysim, o pasibandysim apgylę. Nes kitaip nespėju, jokių treniruočių nieko nėra kada. Tai dabar iki pasimatymo tada apgylę.